Nacizmo įsigalėjimas tarpukario Vokietijoje. Nacių režimo iškilimas ir įsitvirtinimas tarpukario Vokietijoje žymi kertinę pasaulio istorijos epochą, pasižymėjusią radikaliais ideologiniais pokyčiais, giliomis visuomenės transformacijomis ir pragaištingomis pasekmėmis palietusiomis visą pasaulį. Nacionalsocialistinės Vokietijos darbininkų partijos, visuotinai vadinamos nacių partija, iškilimas prasidėjo ekonominių kovų ir socialinių bei politinių sukrėtimų aplinkoje. Šią transformaciją skatino komplikuotos visuomeninės sąlygos, ideologiniai principai ir priespaudos politika, kurios atgarsiai pasklis per amžius. Nuo monarchijos iki respublikos. Sudėtingas permainų laikotarpis. Po Pirmojo pasaulinio karo Vokietiją ištiko itin stipri krizė. Monarchija buvo nuversta, o vietoj jos įvesta respublika. Šis reikšmingas politinis pokytis įžiebė netikrumo ir sumaišties erą. Veimaro respublika, taip vadinama dėl to, kad jos konstitucija buvo priimta Veimaro mieste, užgimė didelių sunkumų laikotarpių. Šalis per karą neteko daugiau kaip 2 milijonų karių. Daugiau nei bet kuri kita valstybė, išskyrus Rusiją, o dar 4,5 milijono buvo sužeisti. Tokia žala tautos jaunimui ir moraliai, persipinusi su žeminančiu pralaimėjimu, sudavė skaudų smūgį tautai, kurie anksčiau save laikė nenugalima. Versalio sutartis, kuria baigėsi didysis karas, vokiečių mentalitetui ir savimoniai sukėlė dar daugiau žalos. Pagal sutarties sąlygas Vokietija neteko maždaug 13% savo teritorijų, visų užjūrio kolonijų ir 10% gyventojų. Be to, kadaise pasaulinėje arenoje pagarbą kėlusi karinė galia buvo smarkiai apribota. Šie įvykiai turėjo nemažiau rimtų finansinių pasekmių. Dėl nugalėtojų nustatytų reparacijų Vokietijos nacionalinės turtas sumažėjo beveik perpus. Didėjančių skolų prislėgta vyriausybė priėmė kontroversišką sprendimą prispausdinti daugiau pinigų. Dėl to kilo hiperinfliacija, kuri greitai tapo nekontroliuojama. Pinigai tapo pigesni už popierių, kuris buvo naudojamas jiems spausdinti, todėl žmonės banknotus naudojo sienoms tapetuoti ar laužams kūrenti. Paprastų žmonių santaupos, uoliai kauptos karo metais, per naktį išgaravo. Sunkmečiai ir nepasitenkinimai plintant, didėjo ir pasipiktinimas Veimaro respublika. Ši naujoji vyriausybė, sunkiai suvaldanti precedento neturinčią taikos meto krizę, tapo atpirkimo ožiu dėl visų bėdų. Tuo pačiu metu buvusios imperinės Vokietijos vadovų paskleistas mitas apie patirtą smūgį į nugarą įgavo vis didesnį pagreitį. Buvo skleidžiamos paskalos, kad socialdemokratai, komunistai ir žydai išdavė galingą Vokietijos kariuomenę ir tai lėmė pralaimėjimą kare. Šis naratyvas ignoravo karinę ir strateginę konflikto tikrovę, tačiau ilgainiui pasėjo nesantaikos sėklą, turėjusią toli siekiančių pasekmių respublikai ir sudariusią sąlygas kitoms krizėms ateinančiais metais. Radikalizmo augimas ir nacių iškilimas. Tarpukario Vokietijoje sudėtingos ekonominės sąlygos kėlė visuomenės neviltį ir skatino radikalių politinių judėjimų atsiradimą. Tarp jų sparčiai augo Vokietijos komunistų partija, kurią palaikė Sovietų Rusija. Tačiau kartu vis didesnę įtaką augino ir nacionalsocialistinė vokiečių darbininkų partija – nacijai. Vadovaujami Adolfo Hitlerio, nacijai sumaniai apjungė nacionalinės nuotaikas ir populiarias socializmo idėjas, kad pritrauktų kuo platesnius gyventojų sluoksnius. Jų požiūris buvo paremtas populizmu ir patraukliais pažadais, kurių troško Vokietijos gyventojai. Tai užimtumas, duona ir buvusios Vokietijos galios atkūrimas. Tačiau po šiais viliojančiais pažadais slypėjo panieka demokratijos principams ir parlamentiniam valdymui. Hitleris ir naciai siejo ateitį su stipriu nacionaliniu lyderiu, teigdami, kad tik toks valdymas gali išgelbėti tautą iš tebesitęsiančios krizės. Tai buvo derinama su rasinė ideologija, kuri pasisakė už stipriausių tautų išlikimą, vadovaujant tariamai aukštesniajai rasiai – arijams. Siekdami sutelkti mases savo tikslui, naciai manipuliavo įvairiais šūkiais ir rengė įmantrias ceremonijas. Per šiuos mitingus partijos nariai neždavo raudonas vėliavas su baltu apskritimu ir svastika.
senovinių simbolių pasisavintų iš germanų religijų. Ši simbolika buvo skirta suvienyti ir sužadinti kolektyvinę tautos sąmonę nacionalistiniam tikslui. Vienas iš pagrindinių nacių ideologijos principų buvo Lebensraum arba gyvenamosios erdvės sąvoka. Hitleris manė, kad vokiečių tautai būtina išplėsti savo teritoriją. Jis įsivaizdavo didžiąją Vokietiją, suvienytą su visomis vokiečių gyvenamomis žemėmis, kurios gale išaugtų įsigijus kolonijų, o jos pasididžiavimas būtų atkurtas atšaukus baudžiamąją Versalio sutartį. Nacistai kaltę dėl Vokietijos nelaimių vertė žydams ir komunistams. Buvo skleidžiamas mitas, vaizduojantis žydus kaip pasaulio finansų manipuliatorius, galingus bankų ir korporacijų savininkus. Šioje iškreiptoje teorijoje žydai neva siekia sužlugdyti tautas, išdrįsusias pasipriešinti jų viešpatavimai, įskaitant Vokietiją, Austriją ir Vengriją. Nacių iškilimas taip pat inicijavo žiaurių Sturmabteilung arba SA šturmų būrių atsiradimą. Šios sukarintos pajėgos liūdnai pagarsėjo savo negailestingumu prieš tariamus partijos priešus, o taip pat padėjo malšinti nesutarimus ir kurstė baimę, taip dar labiau sustiprindamos nacių partijos įtaką tautai šiuo audringu laikotarpiu. Prieštaringas kelias į valdžią. Kertinių nacių partijos proveržių laikomas nepavykęs 1923 metais Miunchene surengtas alaus salės pučas, per kurį bandyta užgrobti valdžią. Po šio pučo Adolfas Hitleris strategiškai pasikeitė. Nuo aktyvaus maištavimo jis persiorientavo į valdžios siekimą per demokratinius rinkimus. Savo propagandoje jis ėmė akcentuoti temas, kurios buvo patrauklios visuomeniai: geresnio gyvenimo viltį, tikėjimą prigimtinę vokiečių tautos galia ir nacionalinį atgimimą. Po Pirmojo pasaulinio karo Jungtinės Amerikos valstijos atliko lemiamą vaidmenį padedant Vokietijos ekonomikai atsigauti, suteikdamos didelės paskolas ir palengvindamos reparacijų mokėjimą. Tačiau šią paramą netikėtai sustabdė Didžioji depresija 20-ojo amžiaus 4-ojo dešimtmečio pradžioje. Šis pasaulinis ekonomikos žlugimas ženkliai padidino nacių partijos narių ir rėmėjų gretas, nes augo nepasitenkinimas dėl tariamos vyriausybės nekompetencijos. Gyventojų baimė dėl komunistinės revoliucijos taip pat prisidėjo prie nacių populiarumo plėtros. Ši baimė susiliejo su giliai įsišaknijusiu vokiečių patriotizmu, nacizmo, militarizmo ir imperializmo ideologijomis, sudarydama stiprų mišinį, kuris skatino dar spartesnį nacizmo įsigalėjimą. Po 1932 metų rinkimų Hitleris užėmė Reicho kanclerio postą. Nacių partija pasinaudojo savo didėjančią galią ir priėmė įstatymą, kuris suteikė vyriausybei teisę leisti įstatymus be parlamento pritarimo. Tada jie suorganizavo Reichstago, Vokietijos parlamento pastato, padegimą ir pasinaudojo tuo kaip pretekstu įtvirtinti savo pozicijas parlamente. Hitleriui pareikalavus pirmalaikių rinkimų, nacių partija tapo vienintelė dominuojančia politinė jėga. Iki 1934 metų Hitleris jau buvo sukaupęs daugybę postų. Jis buvo partijos vadovas, vyriausybės vadovas, prezidentas ir kariuomenės vadas. Karo ir ekonominės suirutės sąlygomis visuomenė nacių ideologiją suvokė kaip vaistą nuo visų sunkumų. Keista, bet net kai kurie intelektualai ir žymus mąstytojai pritarė nacių partijos statijimui į valdžią. Nusivylusiai demokratiniai visuomeniai, Adolfas Hitleris simbolizavo galios ir valdžios formą, kuriai reikėjo besąlygiškai paklusti. Spartus nacių partijos iškilimas, paskatintas strateginių sprendimų ir audringų išorinių aplinkybių derinio, 20-ojo amžiaus 3-ojo dešimtmečio viduryje sparčiai keitė Vokietijos politinį paveikslą ir artino pasaulį didžiausios tragedijos link. Sudaužyti stiklai ir nutildyti balsai. Totalitarizmo įsigalėjimas nacių Vokietijoje. Po svastikos šydu Vokietija virto Trečiuoju Reichu, totalitarinė valstybė, kurią valdė Adolfas Hitleris. Pasimokęs iš savo antipatijos komunizmui ir stebėdamas geležinį Josefo Stalino valdymą, Hitleris sukūrė režimą, kuriame politinė įvairovė buvo galutinai sunaikinta. Buvo uždraustos kitos partijos ir organizacijos. Visuomenė buvo pertvarkyta, asmeninė laisvė užleido vietą besąlygiškam paklusnumui nacių valstybei.
Kultūra ir žiniasklaida tapo paprasčiausiamis marionetėmis režimo rankose, griežtai kontroliuojamomis ir išnaudojamomis propagandiniais tikslais. Šūkis viena valstybė, viena tauta, vienas lyderis tapo gąsdinančiu refleksu, aidinčiu kiekviename trečiojo reicho kampelyje. Siekdamas aukščiausios valdžios, Hitleris sukūrė išplėtotą asmenybės kultą. Jis buvo išaukštintas iki beveik dieviškojo statuso, o jo knyga Mein Kampf tapo pseudobibliniu tekstu. Šis garbinimas buvo skiepijamas jauniems žmonėms per privalomą dalyvavimą nacių jaunimo organizacijose. Nacių pasisveikinimas ir frazė Heil Hitler tapo privalomais pasisveikinimais valstybės institucijose, stiprinant visur esančią nacių ideologiją. Siekdamas įtvirtinti savo valdžią, Hitleris užtikrino savo slaptosios policijos ir elitinės Schutzstaffel arba SS grupuotės lojalumą, susaistydamas visus nepajudinamu atsidavimu tik jam vienam. Pasipriešinimas buvo negailestingai malšinamas. Nesutinkantieji buvo persekiojami, suimami ir siunčiami į kalėjimus arba koncentracijos stovyklas. Šį žiaurų valymą 1934 metais vainikavo Ilgųjų peilių naktis. Žiaurus Hitlerio ryžto pašalinti potencialias grėsmes savo paties partijoje demonstravimas. Tačiau Hitlerio valdymas neapsiribojo vien disidentų tildymu. Jis pasinėrė į bjauraus rasinio persekiojimo bedugnę, pirmiausia nukreipta prieš žydus, homoseksualus ir romus. 1935 metais vokiečių kraujo ir garbės apsaugos įstatymų bei Reicho pilietybės įstatymų buvo įteisinta segregacija, o iš žydų atimta Vokietijos pilietybė. Žydams buvo draudžiama lankytis kavinėse, dalyvauti kultūrinėje ar mokslinėje veikloje, eiti pareigas valstybės tarnyboje. 1938 metais Krištolinė naktis, kitaip dar vadinama sudaužytų stiklų naktimi, žymėjo siaubingą smurto prieš žydus proveržį. Kai Hitleriui pritarus, SS daliniai 2 paras siaubė ir degino žydų namus, grobstė parduotuves ir naikino žydams priklausantį turtą. Tai atspindėjo nacių tikslą izoliuoti ir priversti žydų bendruomenę emigruoti. Nesutikdamas svaraus pasipriešinimo, nacių persekiojimų spektras vis labiau plėtėsi. Fiziškai ir protiškai neįgalūs asmenys, nacių ideologija laikomi gyvenimo neverta visuomenės našta, buvo sistemingai naikinami pagal slaptą programą. Šio persekiojimo poveikis visuomeniai buvo katastrofiškas. Dėl jo daugybė mažumų grupių buvo marginalizuotas, neteko teisių ir galiausiai patyrė genocidą. Sudužusių stiklų ir nutildytų balsų aidas tebėra neišdildomas nacių režimo sukeltų siaubo liudijimas. Klestėjimo miražas – nacių valdymo socialinis ir ekonominis poveikis. Nacistinės Vokietijos, dar kitaip vadinamos trečiuoju reichu, iškilimas Vokietijos visuomenėje ir ekonomikoje atnešė esminių pokyčių. Kitaip nei totalitarinis valdymas Sovietų sąjungoje, nacių režimas nesiekė panaikinti privačios nuosavybės ar įkurti kolūkius. Vietoj to, nacių administracija skatino ekonominius pokyčius, kurie buvo naudingi piliečiams, išreiškusiems paramą režimui. Permainos buvo apčiuopiamos. Tautos ekonominė padėtis ėmė atsigauti, pagerėjo Vokietijos žmonių gerovė. Viena pagrindinių šio atgimimo varomųjų jėgų buvo nacių siekis atšaukti Versalio sutartį, kuris sulaukė didelio atgarsio daugumoje vokiečių. Liūdnai pagarsėjusi sutartis buvo suvokiama kaip nacionalinės gėdos simbolis, todėl jos paneigimas tapo susitelkimo šūkiu, kuriuo Hitleris pasinaudojo. Nacių tikslas atšaukti sutartį įkvėpė naujos gyvybės vokiečių nacionalinio pasididžiavimo jausmai, kurį buvo aptemdžiusios baudžiamosios Versalio susitarimo sąlygos. Puoselėdamas šiuos vidaus pokyčius, pirmaisiais savo valdymo metais Hitleris tarptautinėje arenoje elgėsi atsargiai. Jis laikėsi santūraus požiūrio į užsienio politiką, ketindamas neprovokuoti didžiųjų vakarų šalių. Tačiau nacių režimo sprendimas nebemokėti reparacijų ir pradėti spartų ginklavimąsi žymėjo drąsų Versalio sutarties suvaržymų ignoravimą. Nepaisant šio pradinio atsargumo, asmeniniai Hitlerio įsitikinimai kėlė didelį nerimą tarptautinių santykių srityje. Karą jis laikė natūralią priemonę ginčams tarp tautų spręsti. Jis puoselėjo keršto karo viziją, kuri turėjo įtvirtinti Vokietijos kaip galingiausios pasaulio valstybės pozicijas.
Įskiepydamas šias ideologijas vokiečių širdise ir protose, Hitleris sėkmingai diegė nepalaužiamą tikėjimą savimi kaip Führeriu. Jis vaizdavo save kaip tautos atpirkimo įkūnijimą, o Vokietijos gyventojai, pakerėti jo charizmatiško vadovavimo, buvo pasirengę paklusti jo įsakymams. Tačiau toks nacionalinio pasididžiavimo atgimimas slėpė tamsią tikrovę. Trečiojo reicho iškilimas kartu su augančio totalitarinės SSRS gale kėlė didelę grėsmę taikai Europoje. Žemynas balansavo ties katastrofos riba, o dviejų galingų totalitarinių valstybių šmėkla žadėjo kataklizminį susidūrimą, kuris nulems pasaulio istorijos eigą. Apmąstant nacistinės Vokietijos iškilimą ir valdymą, išryškėja mirtinas ekonominės nevilties, radikalių ideologijų ir manipuliacinės propagandos derinys. Brutalus įvairovės slopinimas ir klastingi visuomenės kontrolės mechanizmai paženklino šią epochą priespaudos spaudu. Tokioje aplinkoje nacionalinio pasididžiavimo banga rado atgarsį su sunkumais kovojančioje tautoje, o agresyvi užsienio politika trikdė trapią taiką. Ši epocha primena, kokie pražūtingi yra nekontroliuojamo autoritarinio valdymo padariniai ir koks katastrofiškas gali būti baimės ir neapykantos poveikis visuomenės nuotaikoms.